Labadiena, norėčiau pademonstruoti, kaip galima nukopijuoti Kame pultelį serijos Top 432EE į universalų suderinamą pultelį, kuris tinkamas ne tik tai Kame Top serijos pulteliam, bet gali būti suderinamas ir su kitais pulteliais. Visų pirma, iš pultelio reikia ištrinti esamus kodus, kadangi jie atkeliauja jau, sakykime, su pilna atmintimi. Jeigu paspaudžiate mygtuką ir matote LED tiesiog dega, reiškia mygtukas užimtas. Taigi ištrinimas vyksta taip. Nuspaudžiame abu viršutinius mygtukus, palaukiame, kol sumirksi LED ir 3 kartus paspaudžiame antrą mygtuką. 1, 2, 3. LED pradėjo greitai mirksėti ir atmintis išvalyta, reiškia pultelis neturi jokio kodo. Kaip patikrinti, paspaudžiame mygtuką, jisai sumirksi ir užgesta. Jeigu naudojate vieną mygtuką Kame pultelyje, galite tą patį mygtuką nukopijuoti į visus 4 mygtukus ir spausti bet kurį naujojo pultelio mygtuką. Demonstruoju. Labiausiai mėgsta šią pultelį būti kopijuojami nugarą prie nugaros, galima nosis nosim, bandyti galima šono su šonu. Čia jau rasite jums patogiausią poziciją. Pabandysime taip nukopijuoti, paspaudžiu mygtuką, į kurį noriu įkopijuoti, LED sumirksi ir spaudžiu veikiantį pultelį. LED greitai pradėjo mirksėti ir sustojo, reiškia, šitas mygtukas jau yra šito mygtuko kopija. Kadangi, sakykime, aš naudoju tik tai vieną mygtuką, galiu jį nukopijuoti į visus mygtukus. Taigi, dabar visi šio pultelio mygtukai yra tiksli šio mygtuko kopija ir iš karto atidarinėju jūsų vartus. Gero naudojimo.